sėdi, valgo ir galvoju nepamatysi. Žodžiu, bandau pafilmuoti medžiagos vlogui. Tai šiandien ta karštoji diena, kai 34 laipsniai, pas mus šiaip yra žiauriai gerai, nes 2 kondišino galvos turiu ir toj patalpoj. Tai vėsų, faina, malonu, Kamilė daro kardiovą, turim laisvą valandėlę, tai darom maintenance darbus, tai reiškia, ko niekas nemato studijų ir vis laik mes darom, tai vis sugalvojom, ko mums čia trūksta reikia. Pavyzdys, turėjom 2 kabliukus tik tais, norim daugiau tvarkos, kad visa palangė nusivalytų ir panašiai. Sukabinom dar kablių, kabinsim dar vieną kablį čianais, tai tokių visokių įvairių dalykų. Antras dalykas, ruošiamės dabar Military Fit, organizuojam varžybom 26 dieną Liepos, tai yra sportinis iššūkis, o šiandien diena yra, nežinau, kelinta diena, 4 lygtais. Tai va, turim savo meistrelį, kuris atvaro padėti mano draugas. Tai dabar, ką darysim salėje čianais, tai tą ledą, kuris yra pakabintas kampe, mes perdėsim. Antras dalykas, dadėsim dangos visur, kur čia trūksta, nes tiesiog trūksta, tai reikia. Kažkada pinigų neturėjau, tai neturėjau už ką sudėti. Tai va, dabar jau biškai galiu leisti sudėti. Tada uždėsim čia trosą iš viršaus ir bus labai viskas liuks, labai liuks. Ir galima bus va čionais irgi, kad nebūtų taip kreivai, šleivai, gražiai susidės dar vienas laikiklis. Va tak va. O ką dar Ignas padarė, sutvarkė ledą. Pagaliau ledas eina kaip priklauso, kvadratu. Štai yra 3 priežastys, kodėl treniruoju savo kaklą. Nu ką, pasiruošimo diena. Numeris 3. Padaryta jėgos treniruotė. Padaryta būtent pasiruošimų varžybų simuliacija. Ir dabar šiandien darysiu lengvą treniruotę, nes naktį sunkiai miegojau. Tai darysim treniruotę būtent šiandien hipertrofijos vėl, jėgos. Ir savaitgalį bandysim dar vieną ištvermės. So when I stepped inside the gym, that switch, I flipped that switch, and it was a war. That's how I approach it, you know. Darom vaikai. O, bicką darom, bicką. Ne. Tai va taip atrodo, kai padaro žmogus su Kamilė. Ratukas čia buvo, ne? Hyrox pasirašymas, 1 diena. Turėsim šitą archyvą. Liuka aukščiau. Labai gerai visi, labai gerai. Kuris ilgiausiai išlaiko šokoladą, nupirku pažadu. Tai mes jau norim pasiduoti. Nu, va, biškai parodyti insightų, ką veikiam, tai kuriam Boną. Senelis mano šaunuolis, kai buvau palikęs pažiūrėti šunis, švalė visą. Šuniai mano siaučia. Man labai nesiseka su Bonu, bet pabandysim. Nežinau, kelintą kartą bandau, bet turbūt šį kartą paįstikiu. Taip atrodo mūsų penktadienio šventinis stalas. Kamilė iš po tvoros kaimynės pasiskynė levandų. Ne levandas čia vienai. O kas čia? Kadžuolės. Kadžuolės, labai gerai. Neda labai paišo gražiai. Oven baked. Irgi oven baked kažkokia danelė. Čia tai ne man. Mano šiandien zero. Šiaip labai pamažinom ant zero kolų. 1 puodelį ir 2 į savaitę išgeriu max. Nu, sveiki draugai, atvarėm į kultūrizmo shopą. Tai pradėsim dabar, susidėjom krepšelį, ko reikia, nusivešim pas save į studiją. Tai būtent šiti visi papildai bus dabar ir studijoje, jeigu norėsit. Tai pasimsim stendą, pasistatysim. Pusę turbūt aš jau pats suvalgysiu. Bet pati esmė, tai aš jau čia važiuoju labai ilgai. Realiai nuo tada, kai pradėjau savo kultūrizmo kelią ir sportininko, tai visus papildus plius minus laikimdavau iš čia. Buvo laikas, kai važiuodavau ir kitą parduotuvę, aišku, bet vis tiek kažkaip mane kelias atvesdavo čia. Tai man kas patinka, didelė įvairovė papildų, gertuvių, proteinų visų. Ir pabrėšiu vieną dalyką asmeniškai, kas man numeris 1 šitos parduotuvės prioritetas. Tai tas, kad jūs atėję čia gausit profesionalią gerą konsultaciją iš hebros, kurie patys gaudosi, dirba, išbando tos papildus ir žino, kas kaip vyksta. Ten pasižiūrėjus į liuto bicepsus jau suprasit, kad papildai kažkur daina. Nu va, tai taip ir gyvenam. Stendas,
Papildai, fiksatoriai nauji, dublinai nupirkti. Gyvenam džimų, ne? Smagu. Nida apsikrovus. Žiūrėk, jau tik paėmėm, ne? Tik paėmėm. Ir jau valgai batonėlį, jau vieną nufyrinai, ne? Įsivaizduoju, dėžės čia padėtos, jinai jau sugebėjo išsitraukti. Kosmosas. Pas mano chebra, kur tvarko man mašinas, dabar pusbalio čia draugas man rekomenduoja. Nu va, čia daug reikalų visokių stovi gražių. Emkės, pitakai, čia sakė Super Opelis. Nu ką, Nidutė miega, mes atvažiavom į darbą, atsivežėm 2 dėžes pilnas įvairių papildų, mėginukų. Rankšluostukai, aišku, nauji blynai nupirkti ir stendas. Tai va, prasideda dėjimo darbai, kadangi moteris visą laiką yra organizuoja negu aš, tai duosiu moterišką. Oi, koks susiraukimas šiandien, tu kas buvo? Nelabai, ne? Gerai. Taip, mūsų dėdė vėl tvarkytojas, kaip sakant, ukvedys, tai durelės Nidai namelio, kurį pastatė, tarp kitko irgi jisai sutvarkė, nes tėtis laiko neturėjo. Mamytė dažo namelį, dar pusiau dažytas. Ir sudėjom papildus, kaip matėt, bei atvaro Gediminas su Gerda iš Vilniaus mūsų trenerių, draugai, treneriai. Tai bus smagu susitikti. Nu va, atvežė Gedas treniruoklį. Paskui parodysim, ką veikiam, bet dabar bandom atsukti, nes pasirodo dar ne tokia drūti, ne? Kad atneštume. Nu ką, toliau darbai vyksta. Perstumėm šitą treniruoklį, nežinau, kur dar reiks dėti. Nupirkom senovinį, fainą, gerą pekdeką. Senas geras Švarcnegerio laikų pekdekas. Antra diena, antras čirškinimas, kaip sakant. Čirški. Taip. Mažas triukas. Turim 2 formelės. Tiksliau 3 yra, bet 1 šaldiklį. Ir patys skaniausia aminorūgštis. Nežinau, ar šitos yra pačios geriausios. Nemanau gal. Bet skonio atžvilgių, jos yra žiauriai saldžios, žiauriai skanios. Ir būtent darant ledus arba želė yra pats geriausias likas, plius su elektrolitais. Tai visai geras daiktas Extendo, taip kad padarysim ir paskui kitą dieną, kai ragausiu, pasakysiu, ar pavyko ar ne. Nu ką, gyvenam fūristo gyvenimą, tai dabar pasiėmėm CTBI ir vežam treniruoklius. Kelis dar į salę seną, naujinam. Fūristai live. Pakomentuokit iš fūros. Karačiai linguoja svoris. Žiūrim, kas bus. Kas sakyt. Nu va, atvarėm į studiją, hebra kraunam treniruoklius, tai reikia pasistatyti, nes treniruoklis, kai sveria 100 su virš, tai yra ką veikti, atsinešti. Nu žodžiu, atvarėm, atsivežėm treniruoklį, lenkimą, tiesimą. Pasirodo, merginos jau valė salę, o aš pripėdinau. Kažkur reiks jį pastatyti. Nu va, projektas tęsiasi. Tai turim lenkimą su tiesimu, turim pekdeką naują, viską turim perstumdyti, perdėlioti protingai, kad būtų gerai. Nu, sėdim čia va, Maironio gatvėje laisvėliai. Taip. Sakau, kada gyvenime esi tiesiog sėdėjęs, va taip. Chill. Žodžiu, Ignas surinko mūsų senovinį, gražų, spindintį, nuvalysim treniruoklį. Tai esmė tokia, kad sakė, lengviau dar nėra rinkęs iš treniruoklį, ne? Visa kondicija žiauriai gera. Vienintelis tai va čia, kad jį paplyšimas. Bet tai čia yra labai mini ir jisai duoda ekstra pampo 5, kiek žinau. Tai jo, šiaip tai žiauriai gerai vaikšto, žiauriai patogus. Ir aš manau, žinai, kad tas šniriukas, jisai gal reik duoda tos movement, žinai, judesi. Jis turi tam kūno čia. Jo, dabar tiesimas su lenkimu nešim ir čia bus linksmiausia dalis šitą atnešti. Laukia. Tai va, nu va, naujienos. Biški persistumdėm, dar aišku tvarkymai vis dar vyksta, daug kas keisis. Tai pekdekas žvilgantis naujas, papildų stendas visas. Įranga treniruokliai. Šiaip per video daug kas sako, kad atrodo mažiau erdvės, bet patikėkit vietos, tai čia tikrai per akis. Mano 4 ratuką šaunam lengvai. Tai va, kas toliau, dangos trūksta, pirksim dangą. Ratukas, legpresas čia, stalą perkeliam. Čia reikia visur dangos. Ir aišku, eina paskui čia nais. Treniruoklis mūsų naujas, tiesimas su lenkimu irgi šitoje pusėje. Nu tai žodžiu, daug visokių dalykėlių. Kai danga atsiras juoda, bus išpildymas ar kitas. Treniruoju. O, la, viva la muzika. Va, taip važiuojam.
Raumeninė Kamilė. Aš vis įsivaizduoju, kad jos net nieko nedaro. Kai svarbu įtūpti. Realiai tu tik kojas į klubus. Nu va, hebra, kaip žadėtam. Po biškį gerinam, aš tikrųjų nesitikėjau, kad tik greitas takelis, tai per video nesimodavo žiauriai didelis takelis, vos įnešėm. Turi televizorių, turi bluetoothą, turi visas jungtis, viską ko reikia. Auks jungtis visokios, žodžiu, tai čia galima net PlayStation'ą pasijungti per teleką. Žodžiu, varysim, bus labai gerai, labai gerai. O čia nais dirbam, irgi susigalvojom, kaip landmainą vėl atsigamint, tai pasidarėm. Labai smagu, nuo hebra prakaituoja, malačiai. Pusę papildų nebėra vis dar. Važiuojam. Damai, ateiks paituoti. Viską rodyk, davai. Bim, bim. Va taip va. Tai va, taip atrodo hebra mus damušimas treniruotės dabar. Tai darom tokį, kaip sakau, ratuką iš 3-4 pratimų, duodu žmogui 10 minučių. Realiai vadinamas vodas. Tai darom tiek pakartojimų, kiek įmanoma ir būnam prie tas 10 minučių, aišku, gerint savo rekordus. Tai šiandien vis padarė 2 ratus. Kaip jautiesi? Labai sunku, bet padarysim geriau. Tai aišku, padarysim geriau, plus dar vienas dalykas, čia tik pati pradžia, pirma tokia treniruotė, palauk po mėnesio 2 mes šitą video pažiūrėsim, bus juokinga. Tai malačius einam, gal kokių papildų užsikraus, einam. Einam, perkam. Perkam, einam. Ką čia mes gero turim? Gero mes turim, ogi turim, mes čia viską turim. Aš tau vis tiek, ką nors įkišiu galiausiai, kad paimtum. Don't make enemies with me. Spartan! What is your profession? Taigi sveiki, šis pratimas, kurį matote, yra labai geras. Jūsų keliam, tai lyg nusiųsti jūsų kelius į terapiją po 1000 metų. Jis yra vadinamas Reverse Nordic Curl, tai yra ekscentrinis pratimas skirtas šlaunies keturgalvių raumeniui, ypač rectus femoris daliai. Tai yra ganėtinai naudingas pratimas jūsų sąnarių sveikatai ir stabilumui. Reverse Nordic Curl tai yra keturgalvių šlaunies pratimas, skirtas atlikti ekscentriškai, reiškia lengvai atsilošiame su įtemptais sėdmenim ir pilvo presu atgal, kontroliuodami viską, aišku, gumos pagalba ir išnaudoja ekscentrinę jėgą lėto atsilošimų, lėtai grįžtame gumos pagalba į priekį. Tai sumažina girnelės skausmo riziką ir padeda išlaikyti sausgyslių bei raiščių atsparumą apkrovoms. Tai šitą pratimą rekomenduočiau atlikti prieš kiekvieną kojų treniruotę, 3 serijos po 12 arba 20 pakopų. Aš suprantu, ieškau, kur aušra, Algis čia vienas mina, o jinai sako, aš kažkur ten marvelį vaikštau ir aš nesuprantu kur. Žiūriu ant takelio, jinai čia einam, o pasirodo, iš tikrųjų marvelį varo. Nu, dviračių takų. Žodžiu, vlogą pamiršau nufilmuoti, atsivežėm iš Sportuok LT įrangos. Čia maža dalis jau atvažiavo, dar turi atvažiuoti slidės ir klavimo treniruokliai ir panašiai. Supirkau dangos, bandau susištabiliuoti, kad būtų tvarkingai, bet vis tiek tokie takai lieka, kurias reiks karpyti. Bet jau bendras vaizdas po biškį gerėja. Viso džimo, tai tas bent jau džiugu. Tukų darom tvarką. Tai kaip sakiau, mes aš gana nupirkom naują su specialiu angaliu, kur šildo ir šaldo. Toliau jogos žiedas. Tada turim jėgos slidės padėtos kampe, dabar jos laikinai. Tada dviračius perstatėm čionais. Dviratukai, šitas treniruoklis tiek važiuos lauk, tai laikinai čia. Tada landmainas, takelį didį
Atitarabainom čia, nežinau, Kamilė grįžt turbūt arba išpeiks čia mums, kad mes čia vėl tą tvarką visą padarėm arba ne. Tada čia yra Skuo Heksmitas ir Lekpresas, o čia krūtiniai pekdeką pastatė mūsų. Žvilgantį oldsschoolinį. Penki, varai. Ruošimės ratukui šiandien, jau nusiteikęs bachūras, varysim stipriai. Toliau bėgimas vyksta, sakė Miami Beach'e kažkur varo. O, lele, liuks. Va, kai veikiam, kai jau nebe pasivelkam po trefkį. Matatu for real. Video vlogas tiksliau. Kaip mažai filmavau kažką, tai esmė, kad žiauriai daug treniruojamės, ruošiamės, nėra laiko reelsus filmuoju, darau, tai noriu kažko kokybiško, tai šį sekmadienį važiuosim pas modę, darysim trefkę, ten pafilmuosiu, manau, bus kokybė, nes kelt bet ką, bet kaip, bet ko, tai tikrai nenoriu, kad jūsų laikas, kurį praleidžiat žiūrėdami šį video, būtų turiningas. Motyvuok, apsimesk, kad motyvuoji. Nu, Hyrox Prep, let's go. Va taip, 4, dirbi, 5. Žodžiu, kaip minėjau, turim didelę misiją išsirinkti batus bėgimo. Pirmą kartą perku batus bėgimo, žiūriu, aišku, ne pagal grožį, kas parašyti ar kaip. Tai apsistojam ties tom, kad turbūt bus Zoomai, Zoom X. Kaina 150, bet žiauriai minkšti, ganėtinai stabilus. Kamilė, kaip tau tie Zoomai, ne? Stabilus, minkšti, atspirtį gerą turi. Visai geri batai. Tai pabandysim su šitais, reikės pasitreniruoti, aišku, su jais, pasižiūrėti, kaip jausimės. Bet kuriuo atveju, manau, mum jie pravers, kad ir kasdienį vaikščiot. Jeigu ką, bus geri batai. Turbūt brangiausi mano batai, kuriuos pirksiu. Žodžiu, renkam komandai šortus. Turbūt ant šitų Karimoro. Čia yra 2 sluoksnių. Čia yra apačioj tas kaip timpalės sluoksnis, kur biškį užsitempia ir jis tokį laisvumą turi. Tai faini šortai, čia su elastinė prisispaudžia bėgimui, tai bus labai gerai komandai. Dėkui. Ir uždėsim logotipą One and One, nes ten, kur gaminam, nelabai yra kaip užsidėti daugiau. Žodžiu, turim pusiau išeiginę nuo laiko, tai atvarėm į baldų turgų. Aišku, vis dar Kamilė jau randa sofkyčių, kad reiktų pasikeisti, ką pirkti. Nu, iš tikrųjų, tai mes čia atvarėm, iš neturėjimo ką veikti, per brūkšnelį ieškom salėj, kadangi visi pasipiktinę, kad iš jų atėmėm rožinę smirdančią seną sofą ir norim pakeisti naują, tai reikia pakeisti naują pagaliau. Tik aišku, ieškom biudžetinės, patogios, ne per didelės. Kokios? Neso, o ko tokio fotelio? Pufiko, gerai. Kamilė sako, va tokį, labai gražus, fainas, tik labai lengvai apsikakos. Ir čia galima sportininką kokį paslėpti viduje dar. O taip. Radai geresnį? Ten til sportininkas koks, kuris jau pavargęs. Tam 9 euriukai, nežinau. Šis purvas. Ant šito purvas? Ant jo, visi tokie. Bet tai gerai, tai jeigu va tokį imtume kažkokį, tai čia nesimatyt. Tai tada šitas. Ai, bet čia irgi tau per plati. Žodžiu, priėjom išvadą, kad šitą imsim, galima 2 žmonėm atsisėsti, aukštis geras, padėsim prie durų, po apačią batai pasikiš, kaip ir po dabartinių. Treneriam nunešim tą, kur prie durų, kuris levesnis biški. Ir paimsim dar staliuką, kurį pridėsiu nuotrauką. Va, renkuosi kaip sofa. Va, tai varai. Nu, 6 kartai. Labai gerai, strong. Dramatic. Nu, čempionų komanda kaip dirba. Vienas daro pratimuką, kitas irgi varo per Atlantą Roviną. Šaunuolis. Dirbam. O, spaudi. Irgi gerai reakcija, davai.
Labai gerai, labai gerai. Tai va, pasilikau su Nida namie. Kamilė dirba, Matas dirba. Daug atmazų nieko nedaryt. Šiandien neturėjau kada pasportuoti. Mama gys. Greitai. Daug šiandien visur lakstėm. Bet, kaip sakant, atradau laiko, Nidutė šaunuolė pažaidė šalia. O aš padariau kardio. Tai viskas tiesiog žliaugia. Visa maikė, viskas. Jau žaiba. Ką darysim treniruotę 8 ryto, tai biškai prasiblaivyt. Pasiėmiau iš savo steko čianais papildų, kur galima pas mus irgi įsigyti Redweilerį šotą. Čia yra iš tikrųjų 3 šotai, bet galima padalinti ir 2. Tai padalinsim į 2, varysim po čerkutę. Nu, danga dar nepriklijuota, bet jau pabiškai bandom, testuojam traukimą. Op. Tripi, mažiukai, tripukai, op. Va taip, ir permetam. Baigiam darbus, yra pusė 10, nuo 7 ryto pradėjom, padariau 2 treniruotės, viską pasidariau, ką reikia. Ir dar nulėkiau, dabar nupirkau arbūzą, nes to gauna kaip noriu, tikiuosi, kad bus geras, nes prieš tai kaip pirkau buvo pernokęs. Nes jau išmokau išsirinkti sunokusi, bet neišmokau išsirinkti pernokusi, nes nepasakysi. Galiu pasakyti, kuris nesunokęs. Ir nupirkau Kamilytei gėlių, kurių labai norėjau, tai apsidžiaugs. Paukščių beveik niekada neperku, perku tokius augalus, nes puošia namus visada. Ir nėra kažkas, ką išmeti po savaitės. Spartans! What is your profession? This is Sparta! Sicker than most of these tricks. I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches. I stay blunted and never fronted, and I doubt if I do. Cause if I did, then I'd get beat up by my fucking crew. A real nigga said you figure that you ready to box. You catching knots from my nigga Freddie Fox. You really don't want none from Pop, cause I be strapped with a Glock. And throw things like I'm born the box. I hit this motherfucking gin and I'll be all in. Hell yeah, young nigga straight ballin'. And everybody wants to see it from a... Sėdėk į vieną šoną, į kitą. Nu, kuris taps, kaip sakant, šviesų valdovu? Kada tu pradėsi save filmuoti, kai šiki? Nu, paskutiniai patepimai. Slidės, slidžių padas ir čia dar kažkas. Nu ką, paskutiniai, būtent šitai salėje, Maironio, siuntiniai ir Sportuok LT. Žodžiu, renkam Ski Erg, treniruoklį, gym stick, fainas, juodas, gražus, I like it. Nu va, mūsų moteris kokia šaunuolė. Konstruoja, replioja. Žinokit, namuose visus Ikėjos baldus jinai renka, ne aš. O, ir dirbi. Tėtis gerai varo, ne? Jo. Jo, liuks, parodysi liuks. Ne. Kodėl jisai mažiau negu man liepiai daro? Ta prasme mažiau. Man liepiai 500, o ne? Dėl to, kad tu geriau varai. Ai.
Nu, va, turim naujienų. Tai Olimpo sausainukai proteino. Tada whey proteinas Extendo, sakė, žiauriai skanus, bet čia už tą pardavėm. Tada atsivežėm labai senai jau reikėjo, tai joints, būtent sąnariam, bet aš pats irgi geriau, tai čia yra su stevia. Labai geras, nes saldiklis ne paraščiausias, o stevia yra natūralus. Toliau batonėlių kalnas, tai tų, kur prieš tai buvo. Tada Warrior'ai patys geriausi. Tada paėmėm žiauriai geri padažai, teriyaki, barbecue, cezario ir dar ten vienas yra. Tai skonis, žinokit, tikrai 1:1 kaip tikro, kalorijų praktiškai čia nėra, jokių GMO, jokių nieko nėra. Toliau fat burneris, dar vienas fat burneris ir Dragon Ball'o gėrimai paėmėm irgi. Tokios 3 savaitės sudėtos į vieną, pabaigsim ties va šituvą. Tiesiog važinėja ir tranko žmonės, jinai. Normal life in Petraičiai family.